Labas rytas, esu kariūnas Paulius Kančys ir šiandieną aš jums pristatysiu savo aukštąją mokyklą. Kur paskelb? Mums ginklą davė motina tėvynė, po vėliavą šventai prisiekėm jai, aidėk daina iš mūsų jaunų krūtinių, kai drąsiai žengia Lietuvos kariai. Pirmin, 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 tvirtai šaukia, ir dunda dulka vieškeliai keliai. Pirmin, 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 sargyba laukia, pirmin, pirmin, šaunieji sakalai. Po rytinės mankštos, kai visą laiką keliaujame į pusryčius, o penktadieniais, kadangi prieš savaitgalį šiokia tokia šventė mini, tai keliaujam į pusryčius su daina. Priešų ten kraujo tekėjo. Kiekvieną rytą karo akademijoje pradedame giedodami Lietuvos himną ir pakeldami Lietuvos valstybės vėliavas. Iki pietų mes turime civilinių dalykų paskaitas ir turbūt visuomenė yra tokia klaidinga nuomonė, jog kariūnai tai mokomi akademijoje tik tai greitai bėgti, taikliai šaudyti ir garsiai šūkauti. Tai nėra visiškai tiesa. Mes dar mokomės taip pat ir civilius dalykus – tarptautinių santykių, personalo vadybą ir transporto inžinerija. 3,5 metų kariūnas yra ruošiamas civiliais dalykais ir pusę metų dėstoma kariniai dalykai. O visus šitus 2 blokus jungia lyderio ugdymas, kuris dėstomas yra visus 4 metus iš eilės. Akademijoje didžiausios pastangos telkiamos kariūnų lyderystės savybių ugdymui ir sugebėjimui dirbti komandoje. Kariūnai per 4 studijų metus įgyja civilinį universitetinį išsilavinimą ir būrio vado kvalifikaciją. Tampa leitenantas. Mūsų karo akademijoje vado ugdymo sekcijos pratybų metu kariūnai gauna lyderystės pagrindus, teorinius lyderystės pagrindus. Fizinio parengimo metu, fizinio pratybų metu stengiamės išugdyti jų kovotojo dvasią, komandinį jausmą, paklusimą taisyklėms, teisėjų sprendimams. Valios ugdymui mes pasirengiam jojimą žirgais. Tam, kad priversti žirgą paklusti, kariūnas turi turėti tam tikras savybės. Kultūrinėje veikloje, ramovės darbe, iš tikrųjų kariūnai irgi yra labai įtraukti ir jie dalyvauja daugelį projektų, dalyvavimas choro veikloje ar šokių studijoje ar teatro studijos veikloje. Jiem taip pat leidžia suvokti meną, leidžia išmokti valdyti savo balsą, savo elgesį prieš auditoriją. Mūsų karo akademijos akademiniai ryšiai yra labai svarbi dalis. Glaudžiausiai bendradarbiavimas su Gedimino technikos universitetu. Tiek dėl aviatorių, tiek dėl vadybos katedros, taip pat su Kauno technologijos universitetu. Na ir gynybos technologijų institutas, kaip tik pas mus, yra įdiegęs savo naujausias technologijas mūsų lazerinėje šaudykloje. Taigi, jų produkcija, mūsų klausytojai, puikus bendradarbiavimas. Karo akademiją baigė stipraus charakterio, lyderiai, būrio vadai, galintys vadovauti kariniam vienetui, taikos, karo, krizių, netikėtose situacijose priimti sprendimus. Taip pat jie yra išugdomi pilietinėmis, patriotinėmis savybėmis. Jie myli Lietuvą ir jai tarnauja. Po sočių pietų ir civilių studijų dabar vyks taktikos pratybos, darysime staigę skyriaus ataką, štai mano skyrius ir pulsime priešą iš unimovių.
Tamsu majore, ateities lyderių komanda iššūkiam pasiruošus, raportavo Kariūnas Kančys.